Tai taip, apie aviaciją, ką galima pakalbėti. Aš ne vienam žmogui esu sakęs, kada jeigu žmogus jam kažkas ūžia danguje, jis nepakelia galvos, tai jam reiškia neįdomu, jis visai nesidomi tų dalykų ir jis niekada nebus. Neviliuoja dangus ir nebus nei pilotų, nei kuo. Tai čia vienas kolega pasakoja apie tą, kai norėjo pakilti kažkur su polietilenu, tai ir aš kažkada, tai kai mažas berniukas buvo, tai irgi kaip mėginome ant slidžių žiemą tas burės iškelti, kai neša vėjas, tokie egzotikai yra, nu tai per daugelį metų taip susiformavo irgi, žinote, kaip toksai potraukis į dangų. Pirmas skrydis, nu kada buvo prasidėjo, kaip šitą? Tai pirmas skrydis, kaip Altonas pasakė, irgi nebuvo labai jau toksai malonus, bet žinoti, viskas pamirštama yra ir žodžiu, reikėjo ant stalo pagulėti chirurginio. Viskas gerai baigėsi. Ir po truputį. Dabar, kaip sakote, kad prisiminti visai prisimenu, tai pirmą kartą, kai jis man paskambino, neatsimenu, ar to ir... Aš paskambinu. Tu paskambinu. Aš. Sako, atvažiuos instruktorius Arūnas. Arūnas gal neatsimenu, man, aš žinau, pirmą kartą čia prieš 3 metus ar prieš 4. Aš kaliau žinojau tas visas tavo peripetijas. Tu nežinai. Jis mane iš karto apverkė ant priekų, kamerė. Kai aš gal man padaryti iš karto apverkė ant priekų. Arūna, atsimeni tu padaryti? Ir tu mane apverkė iš karto. Sako, jeigu nori Nu tai buvo kamikadžių senais laikais Tauragėje era, kamikadžių savamokslių era buvo. Aš sakiau, užtenka tam laikui viskas, vaita. Arūnai, aš jam sakiau, Rimai, instruktoriai yra viskas. Pasakok toliau, Rimai, pasakok. Nu tai paskui pasibaigė, paskui turbūt po truputį. Paskui pradėjom mokytis, po truputį Klausykit. Tai va taip, po truputį mokėmės ir išmokom. Taip, bet reikia mokytis, reikia nesidėti, reikia mokytis. Eugenijus pasakė, svarbiausia yra atsargumas. Taip. Niekada negalima, žodžiu, čia ne ant žemės esi, negalima niekada čia rizikuoti kažką tai vaidinti, dar kažką tai. Tai už tą ir